nemažai įtakos turėjo, bet Zagrebo Dinamo tiesiog padarė savo darbą, kurį turėjo pat kamulio, bet kamuolys vis dėlto atsidūrė vartuose, Ohas triumfuoja kartu su komandos draugais. Ką ir norėjau sakyti, iš tikro prieš pat keliant kampinį, kad reikia kauniečiams mėginti tokioje sunkioje atmosferoje kiek įmanoma ilgiau išlaikyti rezultatą 0-0, bet dėja jau pačiomis pirmosiomis rungtynių minutėmis puolėjas dar neseniai vilkėjęs Pietų Korėjos rinktinės marškinėlius ir su jie tikrai sėkmingai žaidęs pasaulio futbolo čempionate pademonstruoja, kad Pietų Korėjiečiai irgi gali žaisti galvą, gali žaisti aukštai, gali tvirtai štai taip laimėti dvikovas. Ta šis puolėjas demonstravo ir planetos pirmenybėse. Dar 1-0, ankstyvas ganėtinai įvartis krenta, Ohas planetos pirmenybės pasižymėjo vienu įvarčiu, pakilęs nuo